Saulytė šviečia, praustis kviečia, štai ir naujas pirkinys. Turim Opel Zafira, labai murzina, labai visa tokia gyvenimo mačius mašina, bet turim ilgam technikinį, užsiveda važiuoja, važiuosim, išsiplausim, pažiūrėkim dar ar atsirakina, atsirakina 3 durys iš 4, jau gera pradžia. Turim porankį, šiukšliadėžę turim komplektacijai, nu labai gerai viskas. Pabandysim ją dabar užsivesti. Oi, gal dar pirmą reikia į tepalą patikrinti, žinokit, nes šitą nesu užtikrintas, ar jinai turi tokį, tai tuoj grįšim. Žodžiu, pažiūrėjau, tepalo yra per vidurį. Pažiūrėsim, kaip jam seksis. Oho! Gan padoriai. Aš esu nustebęs, ta prasme. Šitas automobilis su savo visais šitais vabairiais, su liuku taip toliau, sugebėjo užsikurt. Ta prasme, nors atrodo tokia, sakykime, apleista mašina. Nesakau, vakabo, lubos. Ta prasme, nu, visas toks padroštas. Porankis. Ohoho. Žodžiu, gerai, važiuojam praustis tada. Jeigu jau čia taip smagiai pavyko. Kokią dar prabangę liniuotę šitas Opelis turi. Va, va. Va, įkiši telefoną ir važiuoj. Vau. Žodžiu, prie ūkio, prie darbo žmonėm labai tik šitas automobilis. 2.2 dizelis, mechanas, technikinė metams, kiek pamenu, jo, iki rugsėjo ten kažkada galioja. Tai kažkam puikiai patiks, viskas, grįšime su švaresniu. Žodžiu, šitas automobilis neturi draudimas. Reiškia, teks čia jį fotkint ir bandyti parduoti tokį, koks yra, nes neinvestuosim į draudimą, todėl kad automobilio kaina yra žemesnė negu 500 eurų. Nu tai, ta prasme, gal jau apsieis jisai šį kartą. Aišku, jis labai baisiai dabar purvinas, bet nežinau net ką daryti. Pabandom gal taip jo atsikratyti. Opelis Zafira parsidavė per pusvalandį. Vau. Ta prasme, vau, aš esu nustebęs. Jo neploviau, jo nesirbiau, nieko su juo nedariau, tiesiog gera kaina. Aš negalvojau, kad jisai per pusvalandį parsiduos, bet parsidavė. Ir kitas žmogus dar nuo jo bandys uždirbti. Normaliai. Taip kad gražios dienos. Ate. Later that night. Ką tik įvyko toks nenumatytas dalykas. Šitoj vietoj šiandien dar stovėjo Toyota Camry Solara, mano daily karas, su kurio važinėjau daugiau nei pusę metų. Ir draugai prašė, sakė, kad reikia automobilio. Ir aš jiem parašiau, kad turiu 2 tokius automobilius. Toyota visa netvarkyta, nieks nedaryta, bet jie ją nupirko, išsivežė. Taip, kad nebeturiu daily karo normalaus. Nežinau, ką daryti. Reiks ieškoti kažko. Jau girdis mane? Aš tai negirdžiu tavęs. Gerai, filmuok mane. Labas vakaras. Nupirktas naujas automobilis. Automobilis Toyota Solara. Deja. Jo, dabar jinai labai graži. Dabar viskas su jo labai gerai yra. Geriau taip ir paleipkim putose. Nes lyginant senosios mano Solaros stovi su šitos, tai yra tiesiog absoliutų skirtumai. Sena buvo visiškai gyva, o šita tokia jau mačius gyvenimo. Bet vis dėlto mes parodysim, kaip jinai atrodo, kai ją nuplaunam. Turi daug kėbulo defektų, turi pakabos defektų, turi visokių defektų, turime salone turi defektų, visur turi defektų. Tai bet fainas daiktas ir pliusas, kad čia yra 3,3 litro motoras.
Va, 6. Žodžiu, einu prie darbų, o jūs čia kažkokių vaizdų pagaudykit. Next morning. Atsikėlėm ir tepliojam Toyota. Ta mūsų vakar pirkta gražuolė. Tai va, jinai turi va tokių dalykų, kurių vakar naktį nesimatė. Čia jau patepliojau, kad gražiau bent kažkiek atrodytų. Žinoma, čia ledas jau nebus. Čia teko apteplioti visokius pabraižymus. Bamperis čia visas toksai irgi buvo nujotas. Žodžiu, visa labai parūdijus. Sveiki! Su kaimynais reikia va pasisveikinti. Tai va, dar čia parūdijimai, čia gal dar užtepliausiu biškelį. Bet va, yra visokių va tokių dalykų. Žodžiu, ir galės keliauti į pardavimus, gražiai pafotkins. Motoro skyrius. Tepalo dar mažokai buvo, tai teko dapilti. Tai kadangi prapyliau, tai dabar va čia matosi, kaip man gerai sekėsi, nes vėjas vos tik papūsdavo iš karto prastai gaudavosi pilt. Va čia yra radiatorius, matosi naujas keistas. Daugiau nieko naujo šitą mašiną tikriausiai nėra. Akumuliatorius ir radiatorius tikriausiai naujausios dalios, kuris buvo. Nu vot, Toyota visą aptepliuota. Galima bus daryti nuotraukas. Oi, aš čia dar vieną minusą nepastebėjau, ko neaptepliojau. Problem. Reiks kažkaip fotkinti. Apačioje nemačiau, kas subraižyta. Pamiršau užspalvinti. Not good. Nes čia tiek daug spalvinimo buvo, kad neįsivaizduojat. Apskritai iš karto galima suprasti, kad mašiną prižiūrėjo iš to, kad numerių rėmeliai, ta prasme, būna ant zateškių. Tai yra tiesiog nerealus dalykas. Žodžiu, šitą gražuolę reikia pafotkinti ir dėti į skelbimas. Nu, pasitaisėm šitą vietą, pasidailinom, dabar ledas šokoladas. Žodžiu, kaip nauja mašina. Tikrai be defektų. Trumpas reportažas. Ką tik parduotas Opel Astra Coupe. Teko atsisveikinti, biškį liūdna, ką padarysi. Va ten toli priekį matau važiuoja jau. Žodžiu, o šiandien dar pasiūlė nupirkti Toyota Yaris automatą 2 durų, bet bent jau tikrą automatą. Tai viskas bus matyt, parodysiu, kai nupirksim. Gražus vakaras, šiandien prilakstyta, pribėgiota, jau nebegaliu kalbėti, pavargau. Šiandien visą dieną, ta prasme, reikėjo labai daug darbų padaryti. Ir štai pristatau nupirktas Yaris. Yarį gal parodysiu kurią kitą dieną, nes jį reikėtų prikurti, o aš dar šiandien turiu kitų reikalų. Taip kad lėkiu. Apie Yarį plačiau tada, kai žinosiu, nes aš jį tiesiog nupirkau, nes jau kažkada buvau kalbėjęs su moteriškė, jinai paskambino, sako, ar dar vis reikia. Sako, jau pasiruošus parduoti, atvažiavau, nupirkau, visa informacija po to. The next morning. Tuoj bus lemtinga akimirka. Vakar Toyotoj man užsidegė antipraslydimas, čekas užsidegė, taip kad tuoj bus lemtinga akimirka, pažiūrėsim, ar šiandien situacija ta pati. Gerai, mes ją užsivedėm, kol kas dega tik čekas. Bet aš atsimenu, kad vakar, jau viskas dega. Darysim diagnostiką. Va tai būna su naudotais automobiliais, kurie kainuoja labai pigiai, žemiau savo rinkos kainos, kokius 3 kartus. Ir tada būna išlenda dalykai. Bet važiuoja normaliai, viską daro normaliai. Taip kad to žiūrėsim dėl antipraslydimo. Man labiausiai įdomu dėl čekų, dėl visko. Tai čia mažai įdomi tema, bet antipraslydimas man įdomu, kodėl užsidegė. Tikriausiai kažkoks daviklis galbūt parėjo. Tai va tokia istorija. Kas įdomu, tai buvo pažiūrėta, kad skundžiasi viena oro pagalvė dėl komunikacijos, o antipraslydimų nieks nesiskundė.
skundėsi Toyota, kad neturi katalizatorių, dėl to čekas, bet antipraslydimų nieks nesiskundžia. Labai keistas dalykas. Tai jis tiesiog, pratrynus klaidas kol kas išsitrynė ir nežinau, nes klaidos tokios net nerodo. Tai gal tiesiog kažkas buvo užsibuginę ar panašiai. Atvažiavom pietaut, bet prieš tai pamokėlė, kaip reikia nuresetinti savo maintenance lemputę Toyotoje. Tai dabar jinai dega. Visų pirma, dabar turi būti ant odometro automobilis. Tada galimai man reiks antros rankos. Taigi, pamokėlė. Ką reikia padaryti, kad maintenance lemputę nuresetinti Toyotoj. Nepipsėk čia, nepipsėk. Žodžiu, maintenance'as dega. Įsijungiam on, pažiūrim, kad būtų odometras. Išjungiam. Laikom knopkę. Laikom. O, maintenance'as dingo. Užsivedam, pažiūrim, ar tikrai. Nuklausyk! Technologija! Va taip va, dabar ir jūs žinosit. Ir dar norėjau pasakyti, kad ką tik matytas dalykas veikia Toyotose iki 2006-2007 metų. Nes po to reikia nusistatyti, kad būtų ne odometras, o būtų Trip A pasirinkimas. Ir tada galima tą patį pasidaryti, kad nedegtų maintenance arba, sakykime, po aptarnavimo pasispausti ir tiesiog vėl per naują 10 000. Eini ir triperį randi. Čia mūsų Toyota. Reiks bandyti ją atsirakinti. Akumas nusėdęs. Špaklis visur atsilupęs. Žodžiu, reiks bandyti ją užsikurti. Automatas. Neatsimenu koks motoras, gal 1.3. Tuoj pasakysiu. Motoras jo tikrai 1.3. Tuoj žiūrėsim, ar pavyks ją atgaivinti. Atsidarom kitas duris, nes čia daug eismo, daug automobilių važiuoja. Tai netrukdom eismo. Einam, uždėsim gyvybės eleksyro ir pažiūrėsim, ar viskas pavyks. Nes jeigu su šitu daiktu nepavyks, tai krokodilų su savim neturiu. Tai ir automobilio čia šalia sunkiai pasistatyti, nebent uždaryti eismą. Planas irgi neblogas, bet labiau norėčiau. Oi, ten biški palūžė, tai biški iškrito. Žodžiu, labai norėčiau, kad dabar šitas dalykas suveiktų ir jinai užsikurtų. Žodžiu, kadangi mažas akumas, tai yra šiek tiek vilties užsikurti šitą daiktą. Labai tikiuosi, kad pavyks. Tuoj bus visi atsakymai į mūsų norimus klausimus. Pažiūrėsime, kokie mūsų šiandienos rezultatai. 0 gyvybės kol kas. Nu ir sekantis dublis. Ar pavyks mum? Tai kad mum dingsta elektra. Belagai. Galimai nepavyko. Neturiu ką padaryti. Garažuolės prisikurti nepavyko. Einam pasivaikščiosim takučiu. Ai, nėra laiko dabar ją prikurt. Teks sugrįžti dar kartą. Jau su krokodilais. Labai šiandien dar reikia paskubėti padaryti daug reikalų. Tai grįšim paskui, kai bus mažesnis eismas aplinkui, pasistatysim automobilį, užsikursim arba pakrausiu savo prikūrimo įrankį. Nes nesitikėjau, bet įvyko tokia situacija, kad panašu jis išsikrovė visiškai. Arba užsilagino. Lypam į savo nuostabiausią automobilį. Matatoja, kitą matatoja ir važiuojam. Va taip va. Pasirodo, nusėdo.
Antras dublis Jarė. Oi, tikiuosi, kad dabar užsives jau automobilis. Nu, prašau. O, ledas šokoladas, automobilis veikia. Sio, galim nuiminėti šitus. Viskas pavyko. Reiks gal kažkada pasitikrinti, ar tepalo turi dar. Nu, bet toks automobilis jau. Važiuojam. Važiavimo įspūdžiai su Toyota Jariu. Tai teko užpilti šiek tiek benzino, dega čekas, kaip mums ir patinka. Viena padanga šiek tiek plokščiai yra. Dėl to šitą malonumo važiuoti nejaučiu. Visą laiką važiuoju ir šokinėju automobilis. Aišku, yra visokių ir parudėjimų, ir pakabos kitų defektų, ir stabdžiai prikepę, nes ilgai automobilis stovėjo. Ir padanga plokščia dėl to, kad automobilis ilgai stovėjo su nuleista padanga. Ir tiesiog matos, ta prasme, kad vienoje vietoje tiesiog plokščia padangos dalis yra. Ką dar pamačiau? Tai čia ką tik vandeniuko biškį pribėgo, bet dėl to, kad langas buvo atidarytas. Čia bent jau pateisinama priežastis. Šiaip lygtais automobilis nekiauras, nors ten špakliaus kai kur atsilūpė. Užsiveda, važiuoja, technikinė yra. Bandysim dėti pardavimus. Spėjau ją šiek tiek praplauti, bet vis tiek va tokių va šudukų ant langų liko. Ledo čia nais šitoj vietoj jau neprašykit, nes automobilio kaina labai maža buvo. Ir bandysim nuo jo kažką užsidirbti. Darom fotosesiją mūsų nuostabaus Jario. Va, matote vaizdą, kaip viskas atliekama. Nežinau, ką čia padaryti. Gal dar šiek tiek čia pabūkit. Puikiai. Fotosesija padaryta. Reikės dar vidų šiek tiek pafotkinti, kol kas čia dar turiu visokių servisų priemonių, visko nupirkta, kadangi šiandien dar darysim antikorozinį vienam automobiliui, tai dėl to čia visko kol kas pilnai reikėjo visko nupirkti. Ir viskas, laikas bus atsisveikinti su Jariuku. Puikiai pavažinėjo vieną dieną, ačiū labai. Kažkam gal dar pasitarnaus, nors šiaip dažniausiai šitie automobiliai į Afriką išvažiuoja. Tai bus matyt, koks bus likimas.